Labas vakaras, o gal jau naktis. Su jumis vėl Dovydas filmuoja savo, neatsimenu kokį vlogą. Taigi šio vakaro tema apie tai keisti dalyką. Taigi papasakosiu savo keistus dalykus. Nu, žinai, kas buvo. Nu, tai kai būna, vėmi ir neprisivėmi. Tai būna labai. Taip pat čia kas man buvo. Paskui, sukinėm negalvonu. Jei nukritau ant betonų, čia pasivariau belekai kelią. Verkiau. Nei neverk. Nu kaip taip gali būt? Kad verkiai nesiverkia. Keistas dalykas, keistas būna, žinau, kad visi palaukit, reikia kelnes pasitaisyti. Taigi grįžau. Antras keistas dalykas yra tai, kaip jinai ieškoti draugų. Ne, nužiūrėjai pas tą draugą yra, žinot, priekinės dalis, nueini į galinės dalis. Po draugą pasakom, kad jo nėra namuose. Apvažiuoju visą miestelį. Atvažiuoju į priekinės dalis, visai namuose. Tu man buvo su tokia Mantas yra labai mano geras draugas. Nežinau, gal mes su juo filmuosim video vlogus, dar pagalvosim, jei jisai tik sutiks. Taigi trečias ir paskutinysis mano keistas dalykas yra tai, žiema būna saulė. Saulė šviečia, tai šilta turi. Šilta. Bet kodėl nešilta? Šalta. Tai pirštinės dėtis, šalikas. Nu tai ką, šildo, tai nešilta, tai kaip gali tai būti irgi? Šildo ir nešildo. Ai, nu vienu žodžiu, visai būna šiam gyvenime, visai būna ir mano vloguose. Taigi, gal kitame video vloge, gal filmuosiu su savo draugu Mantu. Iki, su jumis buvo Dovydas, šio įrašo pavadinimas yra keisti dalykai.